Labadiena. Azijos rinkoms įsvyravus į neigiamą pusę, Europa kilo po didžiausio kritimo per 4 savaitės. Tam įtakos turėjo geresni nei tikėtasi Marks & Spencer rezultatai. Gerų emocijų įnešė kalnakasybos kompanijos Anglo American akcijų kurso šoko aukštyn paskelbus geriausią per 3 metus ketvirčio rezultatą. Iš paskos į viršų patraukė daugelio žaliavų gamintojų kainas. Pabaltijos akcijų rinkos indeksai itin didelio prieaugio nedemonstravo, o apyvartos liko menkos. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas kilo 0,9%. Didžiausio investuotojų dėmesio susilaukė Banko Snoras akcijos kilusios virš 7%. Tam įtakos turėjo pasirodęs pranešimas apie banko planus įsigyti naujų įmonių. Kiek aktyviau prekiauta Ūkio banko ir T-Alta pozicijose. Kompanija Bradil Group pranešus, kad nebebus leidžiama akcijų emisija ir obligacijos konvertuojamos į akcijos, kursas krito 12,5%. O bendra biržos apyvarta siekia daugiau kaip 1 milijoną litų. Kaimyninės Latvijos vertybinių popierių biržos indeksas augo vos 0,24%. Jau kelintą prekybos sesiją iš eilės didesnės apyvartos nestokojo kompanijos Latvijos Tilti akcijos, kurių kaina krito beveik 6%. Talino vertybinių popierių biržos indeksas sumenko 0,36%. Čia nuotaikos buvo pesimistinės, ką rodo vos 306 000 eurų apyvarta ir kritusios 9 pozicijas. Beveik pusė apyvartos sudarė prekybą Tallinn Group akcijomis. Baltika pranešusi, kad nemokės dividendų, reikšmingos reakcijos nesukėlė. Akcijų kaina krito daugiau kaip 5%, o apyvarta buvo menka. Šiandien naujienų tiek, viso geriausio.